Sveiki visi, su jumis Aurimas ir mes čia apie derybas. Taigi, tikiuosi patiko paskutinioji paskaita, nes ši irgi bus įdomi. Taigi, pakalbėsime apie pagarbą kitai pusiai, varžovui. Sentencija tokia: svarbu gerbti kiekvieną, net ir priešą, stengti suprasti, kiek tik leidžia psichologinės jėgos ir empatiškai žiūrėti į jų požiūrį ir perspektyvą. Pagarba jums leis įsiklausyti į tikruosius pašnekovo poreikius ir jeigu jūs, pavyzdžiui, nuvertinsite pašnekovą, jo talentus, gebėjimus arba neįvertinsite pakankamai to, ką jis sugeba, nori ir gali, iš principo jūs tas pats, kas žaistumėt krepšinį viena ranka. Nuvertindami priešininką, jūs pasidarote žalą savo, nes iš tikrųjų reikia būti receptyviu, reikia būti susikaupusiu ir tikėtis bet kokio veiksmo, judesio ar informacijos iš pašnekovo. Juolab, jeigu jūs norite gauti kažką iš jo, tai svarbu yra nenuvertinti priešininko, jo gebėjimo ir talentų, nes jei jūs tai padarote, jūs atsipalaiduojate ir atsiranda spragų. Tai, natūralu gerbti pašnekovą ir tokiu būdu išlaikyti susikaupimą bei dėmesį. Taip pat empatiškai žiūrint, tai jūs jau išlaikote norą, įsitraukimą, išjausti tai, kas pašnekovui yra svarbu. Tad kartais galvoja žmonės, kad empatija tai yra taip pačiai pritarti jo nuomonė ir jausmams. Ne, pabrėšiu ir išryškinsiu, empatija tai nereiškia, jog turi būti kitiems geras ar sutikti su jo požiūriu. Empatija tai kito supratimas, kuris iš principo padeda suprasti pašnekovo poziciją. Kodėl jie renkasi vienokius ar kitokius veiksmus. Ir kai jūs suprantate, kodėl jie renkasi vienokius ar kitokius veiksmus, jūs žinote tikruosius interesus. Tai yra taktinė empatija. Ir tai jums suteikia reikšmingą pranašumą. Kaip Sun Tzu yra pasakęs, tai yra iš karo meno vienas žymiausių rašytojų, Sun Tzu sako: priverskite priešą pasiduoti be kovos. Galbūt ir esate girdėję tokias frazės: kova laimėta dar neprasidėjus. Tai galbūt kalbama apie strategiją, jau viskas buvo numatyta. Tačiau gali būti, kad toji strategija veikiant teisingai padaro, kad kovos net nereikėtų. Viskas jau būtų išspręsta dar prieš visus mūšius, konfliktus ir nesusipratimus. Tuo metu, kai žinomi tikrieji interesai, jausmai, kurie tai išduoda, ir mūsų veiksmai pritaikyti kitos pusės interesų. Jeigu mes žinome jų užslėptus, tikruosius, pagrindinius, šerdinius interesus, mes tikrai galime veikti žymiai efektyviau, siekiant ir savųjų tikslų, nes taip manipuliuodami informaciją ir pasiūlymais galime pateikti labai protingus ir tikslingus pasiūlymus, sprendimus, strategijas tiek savo, tiek pašnekovui. Jeigu pašnekovas, kad ir meluoja, feikinę informaciją jums atskleidžia, tačiau jūs iš tikrųjų žinote, kas ir kaip, jis jūsų visų pirma jokių būdų neapgaus, o antra, jūs galėsite jam pateikti kontrapasiūlymus, kurie jį labai stipriai sudomins ir aišku, jūs teiksit pasiūlymus tokius, kurie yra naudingi ir be abejo jums. Pakalbėkime apie tokį įrankį,
etikečių klijavimas. Etikečių klijavimas iš tikrųjų yra būdas įteisinti kito žmogaus emocijas, jas įvardinant. Ir būtent įvardinant kito žmogaus emocijas, jūs parodysite, jog, kaip ir prieš tai minėjau, suprantate, kaip jis jaučiasi. Ir tai irgi stipriai suartina be jokių asmeninių klausimų. Ir tokiu būdu, jeigu jūs norit suartėti su savo pašnekovu, įvardinant emocijas, jūs reikšmingai taip priartinsite. Ne tik, kad neigiamų emocijų įvardinimas sumažina jos poveikį kitai pusiai, bet tai ir padeda jums susidraugauti su pašnekovu. Tad yra labai taktiška įvardinti, pasakyti, kaip jūs manote, kad jis jaučiasi arba ką jis galėtų jausti. Ir nereiks, taip sukursite ryšį, net klausdami, kaip sekasi, kaip ten tavo šeima ar kažkas panašaus. Tiesiog, jeigu gal, sakykime, kartais nėra jums patogu taip pasakyti, kad aš matau, tu ten toks liūdnas ar toks linksmas, galvokite, jog tai iš principo kaip būdas greičiau pajusti intimumą tarp jūsų, ryšį tarp jūsų sukurti. Jūs vardan ryšio sukūrimo tai pasakykite, nebūtinai gal jums tai yra įdomu, bet jei matot, kad kitas susiparinęs, jūs pasakot, aš manau, jaučiu, kad tu turbūt esi susiparinęs, taip jį priartins prie jūsų širdies. Ir šis būdas turi pranašumą, ypač jeigu į pašnekovas yra įsitempęs klausimo, kaip apie šeimą, tu ten gyveni, kažką, kaip tau sekasi, jūs matot, kad jis susiparinęs, jūs klausit, kaip sekasi, jūs jį dar gal greičiau tik tai sunervinsite, o atskleisdami, kad jis yra susinervinęs, jūs kaip tik sukursite ryšį ir sumažinsite jo įtampą. Tai yra labai svarbus taktinis veiksmas. Ir ganėtinai paprastas bei universalus. Ypač derybose, taikomas kaip derybinis įgūdis, padedantis sumažinti, atkreipkite dėmesį, neigiamus aspektus ir padidinantis teigiamus. Aišku, jeigu atliekate teisingai. Nebelekai, empatiškai, jautriai įvardinate emocijas savo pašnekovo ir taip sukuriate ryšį. Tai yra labai svarbus elementas. Atrodo, jūs įgaunate privalumų, pranašumų, net nesiderėdami. Argi tai nenuostabu? Taigi dar kartą pasikartosiu. Įvardijus emociją sumažinas emocinis, neigiamas intensyvumas. Ir suaktyvinama racionalioji smegenų dalis. Nes kai būna emocijos užklumpa, iš tikrųjų aš tai vadinu toks kaip ežiukas rūke pasiklydęs. Jūs patirdami pykčio arba kitą neigiamą emociją, tos emocijos tiesiog užspaudžia mąstymą. Ir jeigu kažkas šone racionaliai mąstantis tai įvardina, tai išblaško tą rūką ir padeda susikaupti. Tai žvelkite į tai, būtent panašiai. Taigi dar su pavyzdžiais apie etikečių klijavimą, kaip tai galima būtų prikabinti tas emocinės etiketės. Ir galėtų tai būti kaip klausamoji nuoseka arba teiginys, tačiau visada svarbu ramus balsas. Kaip ir praeitose video girdėjote, matėte, balsas turi didelę įtaką, tai būtent kabinant etikečių, formuojant etiketę, balsas irgi be abejo yra svarbus. Negali būti sprogstantis, spontaniškas, turi būti ramus. Taigi etikečių formavimo pavyzdžiai galėtų būti tokios įžangos. Panašu, kad, tarkim, galim pasirinkti emociją. Panašu, kad pyksti, skamba lyg, arba skambėtų lyg, būtai piktas, atrodo, kad,
atrodo, kad tu esi neramus. Jeigu jūs pasakote su įvardžiu aš, tai, iš tikrųjų, kitą pusę verčia šiek tiek gintis, nes atrodo, jog esate labiau susidomėjęs savimi, o ne pašnekovu. Ir tarsi verčia jūs prisimti atsakomybę. Jūs tarsi prisimat atsakomybę už ateityje pasakomus žodžius. Tačiau jei etiketę pristatysite kaip neutralų teiginį, tai skatina kitą pusę atsiverti, net jei pašnekovas prieštarauja ir neigia įvardintą etiketę. Net jeigu ir nepataikysite, jūs vis tiek išliekate saugioj pozicijoje. Būtent nevartojant įvardžio aš. Aš manau, kad tu. Tiesiog sakot, manau, kad tu. Tas pats žodis rodo, kad jūs esate, egoistas. Aš apie save. Nebūkite egoistas, nevartokit žodžio aš. Taip svarbu, bet jeigu norite, kalbant apie derybas, patikti labiau varžovui, sakykite be žodelio aš. Jaučiu, kad, manau, kad toks vaizdas lyg. Ir net jei ir neteisingai vardysite etiketę, visada galėsite sakyti, jog nesakiau, jog taip yra. Juk sakiau, lyg tik skamba, kad lyg tik taip atrodytų lyg. Juk nesakiau, kad tu piktas. Man tik lyg taip, lyg tais, nebūtinai, bet lyg tais. Galbūt pasilikite savo atbulinę pavarą. Tam, kad nepasisekus, nepataikius į pašnekovo tikrą emociją, jūs visada galėsite jungti atbulinį, grįžti atgal ir išspręsti susikloščiusią nepatogią situaciją. Iš savo patirties galiu pasakyti, jog etikečių klijavimas ir empatija labai veiksmingas dalykas. Jūs net, nežinau, jei nesate bandę, net turbūt neįsivaizduojate, kaip gerai veikia. Tai, netoli magijos. Bet, kas žino, o gal tai ir yra magija? O gal mes čia susirinkome mokintis burti? Kaip pakeisti žmonių mąstymą? Kaip pakeisti jų sprendimus? Šito atsakyti aš negaliu, tai galite atsakyti jūs. Aš ką galiu pasakyti, pasidalinti žiniomis, kuriomis buvau pats supažindintas per literatūrą, per knygą. Taigi, dėkoju, jog skiriate laiko savo kompetencijoms. Su jumis buvo Aurimas. Ačiū ir iki kitų kartų. Prenumeruokit, rekomenduokit, rašykit klausimus ir bus daugiau video.